Malonu matyti, kad skyrėte savo laiką ir atėjote paklausyti apie mūsų visų mylimą Vilnių ir Vilniečius, kurio dalimi esame mes visi čia susirinkę ir dabar nedalyvaujantis. Ir šiandien kaip tik, kaip Rasa paminėjo, kalbėsime apie didžiausią Vilniaus turtą, didžiausią vertybę, tai yra jos gyventojus, apie buvusius ir esamus, kas su jais atsitiko, kodėl atsitiko ir ką mes šiandien turime ir kodėl būtent yra taip, o ne kitaip. Šiek tiek kalbėsiu su špargalkėm, dar neišmokau kalbėti be paštukų. Tai matote pavadinimą etninė mozaika dėliojant, reiškia, mes kalbėsime apie įvairių etninių grupių, įvairių tautybių Vilniečius, kuriems Vilnius taip pat buvo brangus kaip ir mums, kaip lietuviams, kurie gyveno trumpiau ar ilgiau Vilniuje ir po to dėl vienų ar kitų aplinkybių liko čia arba tapo kitų miestų, kitų valstybių gyventojais. Taigi, pakalbėsime apie tai, koks buvo Vilnius 20 amžiaus pradžioje. Ar mes jį galime vadinti lenkiškuoju Vilniumi, Vilno, kaip čia įvardyta, o gal tai buvo žydiškasis Vilnius, Vilne, o gal ir lietuvių ilgą laiką svajotas ir mąstytas lietuviškasis Vilnius. Apžvelgsime, kaip jis kito nuo 19 pačios pabaigos iki 20 beveik pabaigos, kas nulėmė, kad miesto gyventojai turėjo prisitaikyti prie besikeičiančių aplinkybių ir kaip ir kiekviena valdžia dažniausiai stengiasi veikti vienus ar kitus procesus, reiškinius, įvykius ir kartais labai drastiškai, radikaliai, kartais palaipsniui, su ilgalaikė perspektyva, bet aptarsime, ar buvo kažkokių bandymų paversti Vilnių vienos tautos dominuojančių miestų. Ir jeigu buvo, tai kada tai buvo ir kaip tai įvyko. Ir paskui jau pačioj pabaigoj šiek tiek pakalbėsime, kokios visų tų pokyčių per ilgąjį tokį 20 amžių pokyčių buvo pasekmės. Ir matyt, suprasime, kad šiandieninis Vilnius tai yra viso šito ilgo 20 amžiaus tąsa ir rezultatas. Kad suprastume, koks Vilnius buvo mūsų aptarimų laikotarpiu, aš sudėliojau tokią trumpą kaip ir schemą, kad matytume, koks buvo Vilnius carinės okupacijos laikotarpiu, pačioj 19 amžiaus pabaigoj ir kaip jis pasikeitė per visą 20 amžių iki pat Lietuvos nepriklausomybės atkūrimo išvakarių. Dominuojantis elementas, jeigu parašyta žydiškai lenkiškas, tai reiškia, kad tuo metu mieste kiekybiškai dominavo tos tautybės atstovai. Atrodytų šiandien keista, kad tuo tolimoje tokiu laikotarpiu mieste pagal Rusijos imperijos surašymą skaitlingiausia grupė sudarė žydų tautybės asmenys. Ir to meto Vilnius ir jo gyventojai tai pasiskirstę buvo pagal skaitlingumą žydai, lenkai, 3 vietoje rusai, 4 vietoje lietuviai. Tačiau laikas ir politiniai įvykiai sparčiai kito ir per praktiškai 10-metį žydai su lenkais apsikeičia vietomis. Ir išskyriau truputį ilgesnį laikotarpį, tas yra tarpukario, nuo 9 iki pat tarpukario pabaigos, kuris rodo, kad
tuo metu mieste didžiausia grupė, daugiausia gyventojų, tai buvo lenkų tautybės žmonės. Jie apsikeitė su žydais vietomis, nes tuo metu visuomeniai kas trečias vilnietis buvo žydas. Bet jeigu gatvėje sutiktumėte ir pasisveikintumėte Dzień dobry, tai beveik nesuklystumėte, nes 2/3 gyventojų buvo lenkų tautybės žmonės. Tačiau laikas ir politinės aplinkybės lėmė, kad Antrojo pasaulinio karo metais miestas ir jo visuomenė vėlgi pakeičia pobūdį, nes atsiranda lietuviškas elementas. Ir tai vėliau pakalbėsiu kodėl, bet tai vyksta dėl nacių politikos ir labai drastiškų, negrįžtamų, neatitaisomų pokyčių ir pasekmių. Nebelieka praktiškai 1/3 vilniečių, tai yra žydų tautybės žmonių, ir antroji vietoje pradeda dominuoti lietuviai. Tačiau vėlgi tas laikas yra trumpas, nes sovietinės valdžios, antrosios sovietinės valdžios laikotarpio pradžioje vėlgi miestas išgyvena drastiškus pokyčius, apie juos irgi pakalbėsime vėliau, kas tai per pokyčiai ir ką jie nulėmė. Ir vėlgi išnyksta lietuvių elementas, jis pasitraukia į tolesnę vietą. Tai nereiškia, kad lietuvių nebelieka, jie lieka, tik tai pagal gausumą jie atsiduria toliau. Sovietmetis vėlgi įneša savo pokyčių, kadangi dėl intensyvių ir tokių radikalių socialinių, politinių, kultūrinių pokyčių pradeda mieste dominuoti rusai ir reikia pridėti rusakalbiai gyventojai. Ir tik ne iškart po karo, bet gerokai, kaip matote, po karo, nuo 70-ojo dešimtmečio lietuviai tampa dominuojanti grupė mieste ir šitą poziciją, tokią poziciją išlaiko iki pat sovietmečio pabaigos, o Lietuvos nepriklausomybės laikotarpiu ji tik sustiprėja ir tampa jau neabejotinai dominuojanti. Kad geriau suprastume, kaip keitėsi tas ankstyvaisiais mūsų laikais, šiek tiek parinkau statistinių duomenų ir siūlyčiau atkreipti dėmesį į 16-19 metus, kuomet po Pirmojo pasaulinio karo vyksta labai intensyvūs procesai, žmonių judėjimo, pirmyn ir atgal procesai, ir labai drastiškai keičiasi gyventojų kiekybės rodikliai. Daugiausia, kaip minėjau, žydai dar XIX amžiaus pabaigoje, kas antras gyventojas yra žydas tuo metu, bet jau po Pirmojo pasaulinio karo dėl tam tikrų politinių sprendimų, žydų ribojimo, dėl teisės žydams grįžti į Vilnių ribojimo, jų skaičius mažėja, procentas taip pat mažėja ir neabejotinai pradeda dominuoti lenkų tautybės gyventojai. Labai tinka pasakymas, kieno valdžia, to ir taisyklės. Reiškia, tuo metu Vilnius faktiškai nuo 19 metų pradžios yra jau Lenkijos įtakos zonai ir priimti sprendimai stiprina pagrindinės dominuojančios tautybės gyventojų poziciją. Šiek tiek įdėjau jums pasižvalgyti, kad pasižiūrėtumėt, kokie buvo to meto vilniečiai.
Čia yra senieji Vilniečiai, dar XIX amžiaus pabaigos arba XX amžiaus pradžios čia šitam mieste gyvenę žmonės, kurie užsiėmė įvairia profesinė veikla, taip pat kultūrinė, švietimo. Šiek tiek bus jų daugiau tų vaizdų iš skirtingo laikotarpio, kad jūs matytumėt, kokios kaip keičiasi detalės. Čia yra garsusis to meto Bristolio restoranas ir viešbutis, dabar kur Mažasis teatras, ir darbuotojai, štai kaip atrodė tuo metu, jie visi Vilniečiai, kaip dirbo, aptarnavo gyventojus, tokia įdomi nuotrauka, charakteringa tuo metu, aišku, jų daugiau būtų, bet parodyti, šiaip čia yra daugiausia lenkų tautybės žmonės, bet įdomu pažiūrėti, kaip tuo metu, matote, vyrai, aišku, dominuoja. Čia vėlgi iš kito laikotarpio, čia yra Antrojo pasaulinio karo metais, ir tai matote žydų bendruomenės atstovus, kurie išgyveno jau pirmuosius nacių okupacijos mėnesius labai sudėtingą laikotarpį, tačiau dar likusi iš nuotraukos bendruomenė nenujaučia, kas jos laukia, kokie radikalūs sprendimai, ir matote besišypsančius veidus dar, čia yra sporto aikštelės atidarymas, bendras renginys, bet netrukus šitų žmonių nebeliks, nes jie žus arba Panerių duobėse, arba koncentracijos stovyklose Latvijoje, Estijoje ar dabartinės Lenkijos teritorijoje. Ir kad užbaigti sovietmečių laikotarpiu, visiems gerai pažįstama, netoli nuo čia yra vieta, bet kas charakteringa, kad matote, dominuoja vyresnio amžiaus moteris, kurios keliauja iš mišių ir dėl tam tikrų politinių sprendimų, baimių gyventojų, lūkesčių. Dažniausiai tokio amžiaus žmonės jau nebeturėjo jokių baimių, nebijojo represijų, todėl ir matote, kad gatvėje pabiro vyresnio amžiaus žmonės, bet tai neatsitiktinai taip yra, nes sugrįšime prie pokario, kaip pasikeičia gyventojai ir kodėl būtent tokio amžiaus žmonių yra daugiausia. Ir paruošiau keletą tokių svarbesnių punktų, mano supratimu, galėsime paskui padiskutuoti, aš labai džiaugsiuosi, jeigu bus klausimų, bus diskusija, galėsim pasikeisti nuomonėm. Kas mano manimu buvo svarbiausiai veiksniai, kurie nulėmė visą Vilniaus tą etninę mozaiką ir jos dėlionę, vienaip ar kitaip dėliojant, vieną elementą išimant, kitą padidinant. Pirmiausia, tai aišku, yra politinės valdžios sprendimai. Neišvengiamai kiekvienos visuomenės ir ar jos dalies, ar jos tam tikros gyvenimo srities sprendimus ir veiklą, kryptis nulėmė to meto politinės valdžios vienokie ar kitokie sprendimai. Ir kuo pasižymėjo Vilnius, kaip kažkada pasakė Lenkijos maršalas Józefas Pilsudskis, Vilniaus norėjo visi. Tai va būtent Vilnius buvo tas miestas, dėl kurio susikryžiavo kelių valstybių, kelių visuomenių, kelių tautų interesai, kurie kelios tautos į tą patį miestą reiškia didesnės ar mažesnės pretenzijas, norėjo, kad būtų būtent jų svarbiausias centras. Ir pabandžiau šiandien suskaičiuoti, kad pradedant nuo Pirmojo pasaulinio karo išvakarių iki Lietuvos Respublikos atkūrimo 90 metais Vilniuje pasikeitė politinė valdžia 13 kartų. Aišku,
sovietinės valdžios laikotarpis truko daugiau kaip daugiau kaip 50 metų, keletą dešimtmečių, bet pats mažiausias, toks trumpiausias laikas tai buvo vėlgi tos pačios sovietinės valdžios 39 metų rudenį Vilniaus valdymas, kuris tetruko praktiškai apie 40 dienų, bet miestui ir miestiečiams tai reiškia labai didelius praradimus. Miestas iš tikrųjų buvo labai apiplėštas, visi nukentėjo, ne tik įstaigos valstybinės, visuomeninės, bet ir gyventojai neteko savo bibliotekų, neteko turėtų kažkokių didesnių maisto atsargų, bet tas valdymas į miestą taip ištuštino miestą, kad eiliniai gyventojai badavo ir kasdieną alko. Ir 39 spalį, kuomet Vilniuje pasirodo Lietuvos valdžios atstovai ir pareigūnai, tai tuomet Vilniečiai atsikvėpė lengviau, nes bado šmėkla atsitraukė ir pagaliau žmonės galės nusipirkti ar iškeisti ar kitaip užtikrinti svarbiausius savo poreikius. Greta to labai svarbus yra socialiniai ekonominiai pokyčiai. Atrodo, įrašiau pokyčiai žemės ūkyje. Galėtumėt paklausti, kas yra bendro tarp Vilniaus ir žemės ūkio ir jų pokyčių. Bet iš tikrųjų yra tiesioginis ryšys. Kuomet Lietuvoje sovietinė valdžia pradėjo kurti kolūkius, intensyviai taip kurti nuo 48-49 metų, žmonės iš kaimų prieglobsčio ir išsigelbėjimo pradėjo ieškoti miestuose ir aišku, jų akis nukrypo į Vilnių. Ir kaip išsigelbėjimo vietą ir didesnė ar mažesnė tokia ramybės oazė, jie matė Vilnių. Štai jums ir tiesioginis ryšys, kad labai tuo metu išauga vilniečių skaičius, nes stengiasi kiekvienas rasti lengvesnį, patogesnį gyvenimą ir išvengti labai nekenčiamų ir primestų kolūkių. Taip pat atrodytų, kaip gali veikti grandioziniai kažkokie ekonominiai projektai. Sakysime, tuo metu sovietinė valdžia labai pamėgo tokius didelius pramonės projektus, kaip kažkokios tai yra didelių pramonės objektų statybos, hidroelektrinės arba magistralės. Ir kad surastų darbo jėgą, jie išdalydavo visus limitus kiekvienai respublikai, o respublikos valdžia visą šitą skaičių būtina surinkti darbininkų padalindavo atskiriem miestam. Ir kas pasirodė, kad didžiausiai skaičiai kliuvo Vilniui. Vėlgi vilniečiai turėjo vieni savo norų, kiti nelabai savo norų, bet turėjo sudaryti sutartis ir išvažiuoti kažkur dirbti į Sibirą, į Kareliją, į Kazakstaną. Vieni trumpiau, kiti ilgiau, bet vis tiek šitie projektai tokie neabejotinai paveikė miestų visuomenę. Ir sakysime, ką gali įtakoti stichinės nelaimės arba kažkokios epidemijos. Nuo senų laikų, nuo 17 amžiaus žinomi didieji gaisrai, kai Vilniaus beveik nebelikdavo, bet lygiai taip pat ir 20 amžiui. Stichinė nelaimė galima pavadinti potvynis tarpukario Vilniuje, kai pakilęs vanduo nušlavė keletą tūkstančių medinių trobelių gyventojų, taip pat užpylė šulinius ir iškilo didelių epidemijų grėsmė ir tik tai bendromis miesto valdžios, gyventojų, medikų pastangomis pavyko išvengti šitų nelaimių. Gal mažai kam žinoma, kad potvynis Vilnių užklupo ir 51 metais, ir 56 metais.
taip kad išsiliejusi upė pridarydavo daug žalos gyventojams, ne tik gyventojams, bet ir miesto ūkiui. Ir aišku, su pirmaisiais dviem išskirtais punktais betarpiškai siejasi ir miesto statuso pokyčiai ir teritorinės plėtros, pačio miesto teritorinės plėtros reiškinys. Be abejo, kai Vilnius yra Lenkijos Respublikos sudėtyje, tai yra tarpukario metais, jis yra paribio miestas, jis yra geriausiu atveju tam tikro regiono centras, tai be abejo negali būti toks pat patrauklus kaip miestas, kuris turi valstybės sostinės statusą. 1939 metais Vilniui tapus Lietuvos Respublikos sudėtinė dalimi, ne faktinė, bet juridinė sostinė, be abejo, kad šitas pokytis nulėmė gyventojų norą įsikurti Vilniuje. Vieni galbūt savo norų, kiti vėlgi yra kaip perkėlimas su darbo vieta, su įstaiga, bet statusas tiesiogiai turėjo poveikį žmonių motyvacijai įsikurti arba ne. Nors tarpukariu buvo vertinama, kad Vilnius yra 4. Lenkijos kultūros sostinė, bet nepaprastai atsilikęs miestas ir kraštas, kuris buvo be pramonės, vien tik tai žemės ūkio kraštas, neviliojo čia važiuoti iš didesnių Lenkijos centrų ir įsikurti būtent Vilniuje. Tiesiog buvo kitos geresnės alternatyvos. Didieji pramonės miestai, kaip Lodzė, kaip Poznanė, sutraukė daug didesnės mases žmonių, o Vilnius toks, kaip būdamas kažkur pakrašty, labai ramiai, taip savo tūnojo, snaudė. Tuo metu tai buvo tokia demografinė etninė stagnacija, galima pasakyti, kad miestas iš tiesų nesivystė. Taip kaip matysime paskui, kaip jis pradėjo šuoliuoti, tiesiog didžiuliais tempais augti. Ir mano minėti poveikiai, kurie visiškai pakeitė miesto visuomenę, visiškai. Tai pirmoje vietoje aš pažymėjau žydų holokaustą. Iš tikrųjų, kaip sakiau, kad tarpukariu kas 3 gyventojas buvo žydų tautybės ir drąsiai galėjo sveikintis, ir čia jų pagrindinė koncentracijos vieta visai čia pat buvo, bet naciai ir jų pagalbininkai jau pirmaisiais okupacijos mėnesiais, tai yra iki 41 rudens, sunaikino daugiau kaip pusę bendruomenės. Iki karo bendruomenės skaičiavo apie 60 000, tai sunaikinta buvo pirmaisiais mėnesiais maždaug 33 000. Ir tie, kur matėt besišypsantys žmonės, tai išlikusi mažesnioji bendruomenės dalis. Antroji tokia ypač sukrėtusi miestą ir visiškai pakeitusi jo veidą, tai buvo sovietų valdžios sumanyta ir labai greitais tempais realizuota gyventojų lenkų ir žydų reikia pridėti, kurie išgyveno holokaustą, kurie sulaukė karo pabaigos, ir žydų buvusių Lenkijos piliečių perkelimo į Lenkiją akcija. Apie ją šiek tiek pakalbėsiu vėliau daugiau. Ir be abejo, su šitom dviem pirmom išskirtom priežastim tiesiogiai siejosi visa vėlesnė įvykių grandinė, jeigu mes kalbėtume apie Vilniaus gyventojus, jų papildymo, jų išstūmimo, tai
gyventojų įvairios buvo mobilizacinės akcijos, organizuoti telkimai, nes gamtoje vyrauja dėsnis, kad tuščios erdvės nebūna, vakuumas neegzistuoja ir jis būna greitai užpildomas. Čia įdėjau nuotrauką, kad įsivaizduotumėte, kaip tuo metu karo metais atrodė Vilnius, kaip naciai ir lietuvių savisaugos čia konkrečiu atveju daliniai paraduoja prie pagrindinės miesto šventovės, bet lygiai tų pačių vokiečių įsakymais yra sunaikinama ilgamžias tradicijas puoselėjusi žydų bendruomenė praktiškai visa. Ir ateiname prie, sakyčiau, vienos iš esminių priežasčių, kodėl Vilnius yra šiandien toks, o ne kitoks. Tai yra Sovietų Sąjungos sumanytas didysis gyventojų perkėlimas, kuomet buvo vykdomas rytų ir vidurio Europos vienodinimo planas, apėmė jisai praktiškai visas valstybės, apėmė daug tautų, vokiečius, lenkus, vengrus, baltarusius, ukrainiečius, rusus, lietuvius tuos pačius iš Lenkijos. Ir iš kairės matote tuometinės Lietuvos atstovą Gedvilą, kuris pasirašo sutartį su tuometinės Lenkijos, prokomunistinės Lenkijos tokios vyriausybės prototipas buvo tautinio išsivadavimo komitetas, tai jo yra pirmininkas iš dešinės Edvardas Osupka Moravskis, jie pasirašo sutartį vykdydami Maskvos nurodymą. Sprendimas dėl gyventojų perkelimo, taip pat ir vilniečių perkelimo, buvo priimtas jau 1943 metais, kai Teherane buvo susitarta, kad pokarinės Europos sienos bus pertvarkytos ir Lenkijos siena remsis Kerzono taip vadinama linija. Tai yra atitinkamas Lietuvos atveju dabartinė linija ir gyventojai, tų teritorijų gyventojai turės apsispręsti, arba jie išvyksta į naująją, geografiškai naujoje erdvėje atsidūrusią Lenkiją, arba jie nusprendžia likti ir tapti sovietiniais piliečiais, konkrečiai sovietinės Ukrainos, sovietinės Baltarusijos ir sovietinės Lietuvos piliečiais. Akcija iš tikrųjų buvo sumanyta Maskvoje, Vilniuje tiesiog buvo nusižiūrėta, kaip jinai vyksta Ukrainoje, nes matome Gedvilą, matome Žiugždą ir dar vieną atstovą, 3 atstovai nuvažiuoja į tuometinę Lenkijos sostinę Liubliną pasirašyti sutartį, bet nuvažiuoja praktiškai be jokio projekto, neįsivaizduodami, ką jie ten turės susitarti ir ką pasirašyti. Ir Sovietų Sąjungos atstovas Liubline, generolas Bulganinas, pakiša Ukrainos sutartį, tiesiog tik tai reikia pakeisti geografinės vietovės ir šiek tiek terminus, ir per nepilną dieną vyksta tos sutarties suderinimas ir pasirašymas. Ir tai yra, kiek man pavyko rasti, tai yra vienintelė nuotrauka iš šio fakto fiksavimo, kurį ta sutartis nulėmė praktiškai 80% vilniečių likimą. Nes dabar mums gal sunku įsivaizduoti, kad tuo metu per nepilnus 2 metus Vilnius visiškai pasikeis. Gyventojų perkelimo akcija oficialiai jinai vadinosi evakuacija, dokumentuose taip pat randamas repatriacijos,
mokslininkai įvardė irgi labai įvairiai, nuo perkelimo, trėmimo iki etninio valymo, čia kaip interpretacijos dalykai. Lietuvoje turėjo akcija įvykti greitai ir sklandžiai, tačiau viena yra susitarimai, o kas kita yra realus gyvenimas. Žmonės, konkrečiai vilniečiai, užsiregistruoti turėjo per 1,5 mėnesio. Ką reiškia užsiregistruoti 44 metų rudenį, kai ką tik praūžė frontas, didžiuliai sugriovimai mieste, dargi ne visur galima įeiti, nes yra pastatų užminuotų tuo metu, bet tokiom sąlygom, labai radikaliom, darbą pradeda registraciniai punktai. Ir vienas iš tų punktų buvo šiandieniniuose rašytojų sąjungos namuose, kur lenkų ir lietuvių kolegos turi dalintis bendrom patalpom ir pradėti kažkaip tai darbą. Be abejo, organizaciniai nesklandumai suveikė, kad planai popieriniai teliko tik planais, o realus gyvenimas ir realus darbas prasidėjo pačioje 44 metų gruodžio pabaigoje ir tęsiasi iki 46 metų pabaigos. 47-ieji tai jau yra baigiamieji darbai. Ir tuo metu, kad geriau įsivaizduotumėt, Vilniuje vykdyta gyventojų registracija ir ji parodo, kad po karo daugiau kaip 2 kartus sumažėjo gyventojų. Po karo Vilniuje gyvena šiek tiek daugiau negu 110 000, o karo išvakarėse buvo apie 200 000. Tai įsivaizduojate, kai nelieka žydų dalies, labai didelė dalis praradimų. Ir taip pat priverstinės nacių akcijos, kaip vežimas į darbus, taip pat gyventojų slapstymasis, bandymas išvengti mobilizacijų įvairiausių, labai praretina vilniečių skaičių ir po karo praktiškai lieka labai nedaug gyventojų ir tarp šitų 110 000 gyventojų 80%, daugiau kaip netoli 100 000 yra lenkų tautybės žmonės, kuriems yra nuleista sutartis ir turi jie apsispręsti greitai, ar renkasi gyvenimą naujojoje, kabutėse, komunistinėje Lenkijoje, ar vis dėlto nusprendžia likti nors ir Lenkijai jau nebepriklausančiame Vilniuje, bet vis tiek jų gimtajame mieste, nežinodami, koks bus rytojus, kas jų laukia, bet vis tiek dėl savo tokių subjektyvių, emocinių ryšių, nežiūrint nieko, nuspręsti ir pasilikti. Matot, aš suskirščiau šiek tiek, kiek buvo vyrų, moterų, kiek užsirašė, kiek vaikų ir šiek tiek yra daugiau negu vilniečių skaičius, nes aplinkinių vietovių gyventojai taip pat registravosi Vilniuje, bet tos dalis karo metais iš Vilniaus pasitraukusių gyventojų pokariu sugrįžo atgal į Vilnių, taip pat čia registravosi. Ir trečias šaltinis tai buvo kitų respublikų, o konkrečiau tai yra Baltarusijos ir Latvijos gyventojai lenkai taip pat stengiasi užsirašyti Lietuvoje, nebūtinai Vilniuje, bet buvo jų ir Vilniuje, kad dėl geresnių sąlygų, laisvesnių čia užsirašyti, todėl jų šiek tiek skaičius yra didesnis negu mieste, bet išvyko labai nedaug. Lūkesčiai abiejų pusių buvo, turiu omeny Lenkijos atstovų ir Lietuvos, buvo labai skirtingi. Reikia pastebėti, kad visa akcija gyventojų perkelimo lenkų ir žydų vyko rytų Lietuvoje, bet apėmė visą Lietuvos teritoriją.
Tai Lenkų lūkesčiais ir skaičiavimais buvo galvojama, kad į Lenkiją iš Lietuvos persikels ne mažiau 500 000 gyventojų, 500 000 gyventojų. O reikia pasakyti, kad tuo metu visoje rytų Lietuvoje gyveno apie 440 000 gyventojų. Tai jų supratimu liktų praktiškai visiškai tuščias kraštas. Dabar lietuvių atstovų supratimu į Lenkiją jie galvojo, kad norės persikelti maždaug 200-250 000, o iš Vilniaus 50. Tai reiškia pusę tų gyventojų. Tačiau nei vienų, nei kitų norai ir lūkesčiai neišsipildė, nes sovietinė valdžia vis dėlto per įvairias represinės akcijas, per administracinius suvaržymus, per ypač sovietinio saugumo veiklą skatino gyventojus Lenkus, žydų aišku buvo tik keli tūkstančiai, skatino gyventojus Lenkus greičiau rašytis ir keltis į Lenkiją. Ir matote dinamiką, kada pajudėjo Vilniečiai iš Vilniaus, kadangi pats pirmasis punktas Vilniuje veikti pradėjo tik gruodžio 28, tai matote, kad tik 44 asmenys išvyko iš miesto pačioj gruodžio pabaigoj. Didieji tokie perkelimo metai ir mastai tai buvo 45-ieji, ypač nuo antras pusmetis, ir 46-ieji, ypač pirmasis pusmetis, kai tuomet matote, kad nepaprastai daug žmonių registravosi ir tarp jų buvo labai daug Vilniečių. Be abejo, tas perkelimo procesas, jis Lietuvoje turėjo specifinių bruožų, bet turėjo panašių bruožų su vienalaikiais procesais Ukrainoje ir Baltarusijoje. O panašumas buvo tas, kad iš visų tų teritorijų pirmiausia perkelimas buvo pradėtas nuo didžiųjų miestų. Lietuvoje tai buvo Vilnius. Ir nuo čia labai intensyviai pradėjo judėti ešelonai iš geležinkelio stoties, nes tai buvo pagrindinė priemonė, kuria keliavo žmonės. Ir iš pradžių Lenkai, turėdami vilčių, kad dar vis dėlto gal tarptautinė padėtis pasikeis ir Vilnius liks Lenkijos sudėty, delsė ir bandė sabotuoti tą perkelimą. Tuomet jau įsijungė sovietinis saugumas iš vienos pusės, o iš kitos pusės buvo parengtas planinio perkelimo planas, kaip beskambėtų taip truputį juokingai, bet kurio esmė buvo ta, kad pagal evakuacinių dokumentų numerius buvo nurodoma, kada žmogus turi konkrečiai išvykti. Reiškia, sakysim, pirmi 5000 išvyksta sausio mėnesį. Nuo 6000 iki 10 išvyksta ten vasario ar kovo mėnesį. Ir jeigu žmogus dėl objektyvių priežasčių, ligos arba ten, jeigu jo neatleisdavo iš darbo, neišvykdavo, jis netekdavo teisės išvykti, jokių priemonių jam nebuvo suteikiama jau daugiau, ir kas faktiškai reiškia, kad jis atsisakė teisės ir jis tapdavo sovietinių piliečių su prievolė jau pasilikti. Taigi tokios prievartinės priemonės dopingavo visą šitą procesą labai intensyviai. Iš pradžių žmonės registruodavosi po kelis šimtus per dieną, bet jau 45 metų pavasariui taip artėjant, jau į dieną punktuose apsilankydavo 3 ir 4 tūkstančiai, ir jeigu iš pradžių su ešeloną, kuri traukinio sąstatą sudarydavo 50 vagonų, išvažiuodavo keli šimtai, 300-400 žmonių, tai procesui įsibėgėjus jau vagonai buvo tokie sausakimši, perkimšti žmonių, ir jeigu iš pradžių planuota po
o 80 šeimų talpinti į vieną vagoną, tai jau paskui nieks šitų skaičių nepaisė ir žmonės būdavo sugrūdami su visais daiktais, savo baldais, knygomis, kažkokiais kitais buities dalykais, nes pagal sutartį buvo galima išsivežti šiek tiek turto, tai kad tu užgyvenai per visą gyvenimą, bet tu negalėjai pasiimti jokių pastatų, negalėjai net jų parduoti, tu turėjai jos tiesiog palikti pagal tam tikrą dokumentą, negalėjai išsivežti jokių brangenybių, jokių ginklų, jokių žemėlapių, asmeninės tik nuotraukas, vienu žodžiu buvo daug apribojimų, bet nepaisant to, žmonės vis dėlto, lenkų tautybės, aišku, žmonės matė didesnės galimybės Lenkijoje, nesvarbu, kad jinai ir komunistinė, ir labai daug žmonių ryžosi ir išvažiavo. Taip kad Vilnius, taip, jeigu žiūrėsime, po 46 metų praktiškai galima sakyti, kad liko maždaug kokių 30-35 tūkstančiai senųjų gyventojų. Praktiškai Lenkų lieka kokių 15-20 tūkstančių, lieka apie 8-10 tūkstančių lietuvių, panašiai rusų, baltarusų sudėjus kartu, reiškia, beveik nebelieka senųjų gyventojų. Tik tai tuo metu, skaitant dokumentus, prisiminimus, gyventojams neatrodė, kad miestas labai ištuštėjo, nes mano kitoj skaidrėje yra pavaizduota, kad vykstant ešelonams į Lenkiją, tuo pat metu buvo priimti sprendimai, kaip išspręsti demografinę krizę, nes įsivaizduokime, kad praktiškai 80% žmonių nelieka arba greit jų nebeliks. Kas gyvens mieste, kas atkurs ūkį, kas vystys pramonę, plėtos kultūrą, švietimą. Taigi tuometiniai valdžiai galvos toks skausmas numeris 1, sakyčiau, kur rasti demografinių resursų. Po Antrojo pasaulinio karo kiekvienai respublikai, sovietiniai kariuomenių respublikai, labai aktualus buvo žmonių klausimas. Ta pati Lenkija iš pradžių šiek tiek dengė suaktyvinti perkelimo akciją, bet vėliau, kai išsikėlė vokiečiai, jau tada pradėjo reikalauti žmonių ir dar kartą žmonių. Tai Lietuvai irgi tas pats aktualus klausimas. Ir dar pačioj 45 metų pradžioj buvo priimti specialūs nutarimai, kad išvykstančius Lenkus pakeis kitų Lietuvos apskričių, miestų, kaimelių gyventojai. Ir buvo sugalvota, kad per keletą mėnesių į miestą bus suvežta, sutelkta, paskatinta, kad atvyktų maždaug 30 tūkstančių žmonių. Ir pagrindinis krūvis buvo numatytas Lietuvos apskritiems, kaimiškoms ir miestų gyventojams. Šiek tiek numatyta, kad Vilnių, vykdant ankstesnių valdžių, tokia jau praktika buvo, kad į Vilnių perkeldavo organizuotai tarnautojus, tai štai čia irgi kiti miestai, rajonai, reiškia, pagelbės Vilnių ir duos darbuotojų į miestą. Ir taip pat buvo planuota, kad absolventai specialių vidurinių ir aukštųjų pasiliks dirbti Vilniuje. Bet reikia pasakyti, kad be abejo, vėlgi planai yra planai, bet realybė buvo visai kitokia. Viena vertus, kad sprendimai priimti politiškai labai netinkamu metu, nes tuo metu dar Lenkų išvykimo akcija ta neįsibėgėjo ir lietuviai, kurie ryžosi, taip oficialiai buvo vadinama mobilizacija, ryžosi persikelti gyventi į Vilnių, atvažiavę neturėjo kur įsikurti. Gyveno
nešildomose, neįstiklintose bendrabučiuose, kur nebuvo jokių buities reikmenų, nei lovų, kažkokie šiaudiniai čiužiniai, pilna visokių parazitų. Turiu omeny, kad utėlės ir blusos tai buvo čia kasdieninis palydovas. Maža to, parduotuvių mažai, netgi trūko duonos tuo metu. Tai žmonės, kurie atvažiavo, atsivežė, aišku, lietuviai visą laiką yra praktiški žmonės, atsivežė maisto produktų, tai jie gyveno Vilniuje tol, kol turėjo maisto produktų. Ir kai pasibaigė, tai jie grįždavo į namus. Ir jau antrą kartą ryžtis tokiai, kaip sakyti, katorgai gyventi vergiškom sąlygom, negaunant atlyginimų, nes atlyginimai, aišku, vėlavo mėnesiais. Neturi net kur normaliai pavalgyti ar nusiprausti ir įsivaizduokit pastatus be langų, tai pilnas sniego, nes tai buvo vasaris, kovas, dar mūsų klimatas atšiaurus yra. Taigi tie žmonės antrą kartą nesiryžo važiuoti, valdžios atstovai irgi per daug nesistengė, nevažiavo ir kaip dabar agituoti, kad atvažiuokit pas mus. Vietos valdžia vėlgi, jeigu pirmiausia rūpėjo savi interesai, jeigu buvo kažkokie tai poreikiai atstatyti ūkį, tai jie svarbiausia taikė į tuos poreikius. Na, o tikėjosi, kad surinks studentų ir specialiųjų mokyklų absolventų, tai tiek jų neįstojo ir jų tiesiog nebuvo. Vienu žodžiu, planuotojai labai apsiskaičiavo ir pagal tos mobilizacinius planus realiai atvyko iki 2000 žmonių. Ir tai yra per ilgesnį laiką, nes kadangi nesisekė įgyvendinti, planas buvo keičiamas, buvo praktiškai dvigubai sumažintas, nes jau tada nusprendė, kad mobilizuos tik 12 000, bet ir šitų nepavyko. Ir išvykstančių Lenkų vietą iš tikrųjų užėmė per ilgesnį laiką kelių sričių ir kelių grupių žmonės. Tai pirmiausia labai gelbėjo prasidėjusi demobilizacija, nes tada vyrai atėjo į pramonę daugiausia dirbti. Taip pat, kadangi nemažai Vilniaus įmonių, įstaigų, fabrikų, administracijos, tai yra vadovybės, direktoriai, inžinieriai buvo atsiųsti iš kitų respublikų, tai šitie atstovai, šitie žmonės siuntė pasiuntinius tokius vadinamus kabutėse į savo kilmės vietas, dažniausiai į Baltarusiją, Ukrainą, Rusiją, ir ten rinko žmonės. O kadangi nuo karo ten pasekmės buvo dar blogesnės, nes praktiškai kai Baltarusijoje vyravo išdegintos žemės politika, reiškia atsitraukdami vokiečiai visiškai sunaikino namus žmonių ir gyventi plyname lauke ir atvažiuoti į Vilnių į bendrabutį. Stogas yra, nesvarbu, ten stiklų nėra, kažkaip gal išsiversim. Tai tokie žmonės ryžosi važiuoti į Vilnių, ryžosi čia įsikurti ir praktiškai vėlgi per 45-6 metus kiek Lenkų išvažiavo, tai panašiai tiek ir atvažiavo žmonių. Tai todėl ir nebuvo tokios, tuo metu gyventojams netrodė, kad miestas yra tuščias, nes viskas vyko palaipsniui, vieni važiavo, kiti atvažiavo ir po truputį miestas užsipildo. Dabar įdomus toks klausimas yra, ar buvo kažkokių tai organizuotų pastangų paversti Vilnių vienos tautos dominuojamų miestų. Tai sakyčiau, kad kiekviena valdžia labiau ar mažiau, bet tokių vilčių turėjo ir pastangų taip pat dėjo. Ir dažniausiai tai geriausia priemonė buvo, aišku, gyventojų judėjimas, migracija, atvykimai, išvykimai, ribojimas. Tai mano jau minėta žydų reemigracijos varžymas, nes įsitvirtinus Vilniuje po pirmojo pasaulinio karo Lenkų valdžiai
Jos atstovai pasistengė apriboti žydų sugrįžimą atgal, nes karo metais, pirmojo pasaulinio karo metais, iš miesto nuo artėjančių vokiečių kariuomenės pasitraukė maždaug 90 000 žmonių, kai tuo metu gyveno 230, tai įsivaizduojat, beveik pusė miesto išvyksta, be abejo, tarp jų daug žydų, bet jau Lenkų valdžia jau nelabai norėjo jų įsileisti ir stengiasi apriboti. Taip pat, kuomet 39 metais Lietuvos Respublikos institucijos pradeda Vilniaus krašto integraciją į Lietuvos sudėtį, taip pat vyrauja du požiūriai. Ar mes kraštą integruosime greitai ir radikaliai ir lituanizuosime, bent jau išoriškai, ką galima greit padaryti, ar vykdysime palaipsnę tokią toliaregišką politiką. Ir aišku, karštos galvos, kai visą laiką yra aktyvesnės ir šitas požiūris nugalėjo ir per tam tikras akcijas miestas pradėtas lietuvinti. Vėlgi norėta, kad dominuojantis elementas būtų lietuviai, bet daugiatautiškumas taip pat nebuvo paveiktas. Na ir sovietinė valdžia, be abejo, tai yra darbininkų valdžia, tautų draugystės principai, internacionalizmo principai, tai tiek, kiek rodo mano tyrimai, kad vis dėlto jie vykdė priemonės, kad Vilnius taptų labiau lietuviškas, nes kaipgi Lietuvos Respublikos, sovietinės Lietuvos Respublikos sostinė, kur nebėra lietuvių ir nedominuoja, tai siekia, kad pritraukti daugiau lietuvių, bet daugiatautiškumo išsaugojimas tai irgi buvo privalomas elementas, kad ne vienas Sovietų Sąjungos miestas negali būti absoliučiai dominuojamas vienos tautos, turi būti visų tautų atstovai ir aišku, ten tautų draugystės tas mitas turi būti realizuojamas praktikoje. Geriausia tai aišku priemonė yra žmonių judėjimo arba skatinimas, arba kaip tik varžymas ir visos, kiek buvo valdžios, tai aišku, šitą priemonę labai drąsiai ir aktyviai naudojosi. Ir vienom geriau pasisekė, kitom nelabai gerai pasisekė, bet vis tiek naudojasi. Ir nubraižiau tokį grafiką, kur per praktiškai 100 metų, kaip Vilniaus bangavo Vilniaus gyventojai, demografinė ta padėtis. Labai išsiskiria, aišku, pirmo pasaulinio karo metai, antro pasaulinio, kaip minėjau, kad radikalūs politiniai įvykiai, kaip revoliucijos, karai, nepaprastai paveikia vienų ar kitų vietų demografiją. Tai Vilnius tikrai nebuvo jokia išimtis ir tik tai jau nuo sovietinės valdžios, tai vėlyvojo laikotarpio, Vilnius jau hipertrofuotai auga ir, man atrodo, Zuoko buvo svajonė paversti Vilnių milijoniniu miestu, tai sovietmečio pabaigoje buvom labiausiai priartėję prie šitos svajonės išsipildymo, nes tuo metu jau vilniečių skaičius pasiekė netoli 600 000. Taigi iki svajonės, aišku, buvo dar geras laiko tarpas, bet vėlgi migracija pakišo koją, konkrečiai emigracija ir visos svajonės subliūško. Kadangi pranešimo pavadinime yra etninė mozaika dėliojant, reiškia gyventojų skirtingų grupės dėliojant, tai vienoj pusėje aš išskyriau tautinės bendruomenės, kurios gyveno tarpukariu, o dešiniai pusėje kaip pasikeitė sovietmečiu. Ir raudonai pažymėtos yra tos, kurios
sutampa abiejose amžiaus pusėse. Ir vienoje matote, kad yra beveik 20, o kitoje jau dvigubai išaugusios, nes sovietinė valdžia skatino tos įvairių tautų judėjimus ir į Vilnių turėjo tikrai atvažiuoti ten įvairių tautybių žmonių. Šiaip buvo pasiektas net savotiškas rekordas, kad sovietmečio pabaigoje, čia yra pažymėtos grupės, kurios turi 100 ar daugiau narių, bet sovietmečio pabaigoje, jeigu žiūrėsime, kad atskira etninė grupė galėjo sudaryti keliasdešimt arba net keletas narių, tai tokių grupių buvo arti 196 grupės ir beveik visas atstovų buvo galima rasti Vilniuje, nes tai buvo pagrindinis miestas, pagrindinis traukos centras iš įvairių sovietinių regionų, nes labiausiai atvažiavę į Lietuvą norėjo įsikurti būtent Vilniuje. Ir dažniausiai diskutuojant įvairioje aplinkoje, kyla klausimas, tai dėl ko tas Vilnius labiausiai išaugo, ar dėl natūralaus prieaugio, tai yra gimimo, mirimo santykio teigiamo, ar dėl migracijų, ar dar dėl kažko tai. Tai pavaizdavau jums schemoje, kad vis dėlto matote ta tokia labiau ruda spalva, kad migracija nulėmė, kad Vilnius išaugo, kad jis yra toks didelis šiandien. Natūralus prieaugis nėra labai didelis, per visą amžių aš pabandžiau paskaičiuoti, tai per pirmąją pusę, aišku, antro pasaulinio karo metų statistikos beveik nėra, ir antrąją pusę iki nepriklausomybės atkūrimo natūralus prieaugis sudarė apie 180 000, o jeigu skaičiuosime, kad 600 000 gyventojų, tai aišku, iš kur yra visi kiti. Šiek tiek pilka juosta pažymėta yra apie 20 000 vilniečiais, tapo visai nenorėdami, nežinodami, vieną rytą atsibudo ir jie jau sužinojo, kad jie yra vilniečiai, o tai įvyko dėl to, kad miesto valdžia priėmė sprendimą išplėsti miesto teritoriją ir labai didelis teritorijos toksai plėtros etapas buvo 68 metai, kai aplinkinių kaimų, tai dabartinės Viršuliškės, Fabijoniškės, Pilaitė, šitų kaimų tuometinių gyventojai vieną dieną nubudo kaip vilniečiai. Ir šiokią tokią įtaką demografiniai tai plėtrai turėjo valdžios sprendimai. Nežinau, gal praeitą kartą Violeta pasakoja apie negalėjau dalyvauti, nežinau, tai nepykite labai, jeigu pasikartosiu, kad kaip sovietmečių pakito etninė mozaika ta mūsų vis dėliojama šiandien. Ir matote, kad Lenkai jau pokariu neteko dominuojančios padėties, jos niekada nesusigrąžino, bet įdomus atvejis yra lietuvių ir rusų toks savotiškas konkuravimas, nes vienu metu rusai sudarė daugumą Vilniuje, kaip matote lentelėje, bet aišku, tai truko neilgai, nes prasidėjusi pramonės plėtra labai sutraukė daug aplinkinių kaimų, miestelių, rajonų gyventojų ir aišku, atvažiavo daug lietuvių ir čia tas buvo ypač vėlyvuoju sovietmečiu. Bet kaip tokį įdomų faktą paminėsiu, kad 51 metais buvo suregistruoti Vidaus reikalų ministerijos struktūros pareigūnai suregistravo visus vilniečius. Ir tuo metu pasirodė, kad mieste gyvena beveik 180 000, bet kas jau įdomiausia, kad 75% iš jų, tai yra praktiškai
kas 3 ir 4, 3 buvo slavų tautybės žmonės, tai buvo arba rusas, arba lenkas, arba ukrainietis, arba baltarusis ir tik kas 4 buvo lietuvis. Tai matome, kokia tuo metu buvo etninė mozaika, o jau kiekybiškai, procentaliai matote, kad lietuviai pradeda dominuoti tik sovietmečio pabaigoje, bet kiekybiškai gausiausia grupė jie tampa 6-ame dešimtmetį, 6-ojo dešimtmečio pabaigoje, jau 56 metais lietuvių, čia aišku nepavaizduota, 59 pavaizduoti, pradeda dominuoti ir tokia padėtis išlieka iki šių dienų. Taip kad, manau, jeigu mes pasidairytume, tai tarp savo draugų, pažįstamų giminių mes tikrai rastume vilniečius, kurių šaknis yra kažkur kitur Lietuvoje, bet šiek tiek nukrypstant, kaip dabartinis Lenkų rinkimų akcijos lyderis Tomaševskis mėgsta pabrėžti ir vienu metu, kad sakė, lietuviai čia yra atvažiavę ir čia jūs neturite jokių pretenzijų turėti, tai lygiai taip pat reikia pasakyti, kad ir Lenkai yra atvažiavę iš tų pačių aplinkinių kaimų ir iš Baltarusijos ir lygiai tokiom pačiom teisėm kaip lietuviai ir kažkokia jų padėtis nėra nei geresnė, nei stabilesnė. Jie taip pat yra vieni daugiau, kiti mažiau naujieji vilniečiai, bet vis tiek yra įsikūrę. Tų senųjų, kaip minėjau, liko labai nedaug ir praktiškai rasti kokį 5 kartos vilnietį, tai yra tikrai labai didelė problema. Galima, tai vienetiniai atvejai, bet dažniausiai tai matyt siekia 3 kartą, kai pokariu įsikūrė atvažiavę jauni žmonės į darbus ir dabartinių gyventojų, būtų seneliai, galbūt net gali siekti ir prosenelius. Ir nepasileidžiant man teritoriją, aš uždėjau dabartinę Vilniaus teritoriją, parodyti, kokioj, kažkas su žemėlapiu užstrigo, kokioj dideliai teritorijoje įsikūrė ir išsibarstė įvairių etninių grupių žmonės. Slavų daugiau tokios tautybės, slavų kilmės tautybės, tai lenkai, rusai, baltarusiai, dažniausiai yra įsikūrę pietinėje miesto pusėje, tai naujininkai, ir rytinėje. Lietuviai yra įsikūrę centre, o rusai yra šiek tiek Senamiesčio, Žvėryno, karaimai bus Saltoniškių, ten tie, kas likę iš senųjų. Taip kad priklausomai, kur buvo įstaigos, kur buvo darbo vietos, kur kūrėsi gamyklos ir kokiose gamyklose dirbo kokie žmonės, taip ir apsigyveno. Ir grinai vieno rajono, kad būtų kažkokios vienos grupės dominuojamas, šiuo metu Vilniuje nėra ir sovietmečių ir anksčiau nebuvo. Tai man atrodo trumpai tiek ir norėsiu, aišku, sulaukti klausimų, diskusiją, kad būtų, kad savo nuomonės išsakytumėt, gal kažką tai norėsit prieštarauti, tikslinti, tai labai lauksiu. Ačiū.